Sveiki, gerbiami kanalo žiūrėtojai, prenumeratoriai. Dabar aš parodysiu, pafilmuosiu jums antrą dalį šio filmuko apie Marijampolės centro turgų. Pafilmuosiu halę. Tikriausiai dirba. Man žadėjo, kad trečiadienis dirba. Čia matau, tualetai rakinami kažkodėl. Aha. Štai toks tualetas. Dar sovietmečio laikų egzotinis. Kvapas tai nemalonus. Kvapas tai nemalonus. Ir čia šiais laikais pas mus Lietuvoje lyg tai nepriimta toks tualetas, jo klozeto savininkai negalėjo pasistatyti. Čia labai reikalingas remontas. Vandenukas dar bėga, bet jokių nei tualetinių, nei jokių rankšluostukų. O šviesa irgi dega. Bet kaip matote, labai nefainas tas tualetas. Aha, čia visur kabo spynos. 100-metis antikvarinis. Ir į tą halę čia niekaip iš šitos pusės nepateksi. Bandysim eiti iš kitos pusės. Bandysim patekti iš kažkur kitur. Labai malonu, kad žiūrėjot mano šitą filmuką, susilaukiau nemažai patiktukų. Čia bėga vanduo. Čia jau langeliai išdaužyti. Bandysim ateiti į vidų. Čia prekyba pieno ir pieno produktais. Aha, visur užrakyta prekybos salė. Bet jau kaip matote, dieve, čia ta prekybos halė, tai išlinkę tie rėmai langų. Patys matote, paveldas paveldo. Bet nejaugi taip ir stovės miestų centre tokia griuvena. Čia kažkada veikia ir visi kioskeliai, ir paukštienos, ir žuvies, žemės ūkio visokie produktai. Čia yra nelabai faina. Pažiūrėsim, pabandysim, ar į vidų pateksim. Labas rytas. Čia nedirba niekas? Aha. Tik keletą valandų tik dirba iš ryto, ar ne? Kol pieno turi, įsiprekiauja ir išvažiuoja. Tik pieno tie daugiau nieko. Aha. Aišku. Tai va nespėjau, pramiegojau
iš pat ryto, kiek turėjo pienukų, tiek prekiavo ir išvažiavo. Ir vėl vidaus jums neparodysiu, kągi teks šeštadienį anksti ryte ateiti. Pabandyti. O čia kaip toks architektūros paminklas ir šitie gėlininkai užstoja visą vaizdą halės. Nuo gatvės pusės būtų šaunu, kad čia gėlininkai įsikurtų, gal viduj būtų sutvarkyta. Viduj sutvarkytų tuos prekystalius ir dabar prekiauja tom savo paukštėm, tom gėlėm. Kodėl čia dar ko tokio pastato vaizdą. Kaip sakyti, kultūros paveldo, architektūros paminklo. Nu, vienu žodžiu, nei šis, nei tas dar lauksim šeštadienio, pridursim prie šio filmo. Štai patekom į turgaus halės vidų. Čia tušti prekystaliai, nieks neprekiauja. Viskas paruošta, prekiavimo mėsa, švaru, tvarkinga, bet niekas neprekiauja. Labą dieną. Rūgštus sūriukai? Ne. Nerūgštus. Labai mažai veikia turgus. Kaži kodį. Tai neleidžia prekiauti? Labai mokesčiai dideli. Ar kaip? Ne, tiesiog nebėra kam jau. Visi naikinasi, nes niekam. Nieko nereikia, visi į prekybcentrius. Na jo. Kaip matot, trečiadienį šiandien. Trečiadieniais ir šeštadieniais dirba ši prekybos salė, bet va prekiauja tik viena ponia pieno produktais. Yra šaldytuvai, viskas, bet yra dėl kažkokių priežasčių daugiau nieks nedirba. Ar tai didelis muitas, ar kas? Ar sužlugdyta ir kažkas žlugdo šį turgų. Čia buvo, čia istorinis pastatas ir reiktų atgaivinti ir būtų šitos halės šauni puikiai prekyba.
Tai matot, kas darosi, lietus palijo ir kaip turgus atrodo. Nu, baisu. Ir nieko čia nepadarysi. Čia Baisu. paveldas. Baisu. Jo, čia paveldas, tai paveldas. Tai žinot, kiek tų komisijų eina su tais fotoaparatais, kaip tik nauji rinkimai, kaip ateina, kaip labai. O Jezu, sako jo žmonės, ponelė prieš rinkimus ateina, pažada, kad kažką darys kažką, reikia daryti, tvarkyti ir nieko nedaro prieš rinkimus, kad gautų šiltą vietelę. Tai eilinį kartą akcentuoju, čia ne turgus, o kažkokia gėda ir šabaškyna ir miesto tikrai didžiulė gėda. Va, šiandien už tvoros miestas kaip miestas, o čia už šitos slaptos tvoros miesto gėda.